prieš žmonės, kurie kitą nuomonę turi. O čia jūs pateisinat tokius dalykus, jūs pats tuo užsiimat. Beje, aš filosofiją turiu kitą. Visi mes galim turėti savo nuomonę, bet ne visų nuomonės mes privalom gerbti, ar priimti, ar dar kažką. Aš sakyčiau taip, didžioji dalis žmonių, kurie turi nuomonės, jos yra visiškai ne tik nenaudingos, ir neteisingos, arba dalinai neteisingos, bet esmė, kad visiškai nenaudingos. Žmogus, kuris balsu, diskusijai negina savo nuomonių, turėtų būti laikomas pajuokos objektų ir visi jo nuomonė, ar teisinga ar ne, net nesvarbu, turėtų atmesti net neklausyto žmogaus. Jeigu jis iš tikrųjų diskusijose niekur negina tos nuomonės prieš kitus žmonės, kurie prieštarauja, net atmetimas iš vis turėtų būti. Dabar, jeigu jis gina tas nuomonės, tada mes turim klausytis, kaip jis ginas. Ar jis jas argumentais apgina kažkaip, ar jis daro argumentacinės klaidas, loginės klaidas. Ir čia yra standartas, kurį aš mėginu laikyti prie savęs. Ir, kaip čia, ant savęs? Ne. Save laikyti tam standartui, žodžiu. Bet tokių žmonių, su kuriais aš esu bendravęs, vienetai. Visiškai vienetai. Didžioji dauguma visi nuomonės turi, bet sugeba tik japinti komentarus rašyti. O komentarų rašymas, tu dabar nežinai, ar čia botas ar ne, ChatGPT gali komentarus rašyti. Tai visiškai nieko nereiškia. Tai žmonės su nuomonėm, kurių negina, yra visiškai visuomenės šiukšlės, kurių nuomonė visiškai nulio verta. Ir viskas.